Sveiki, užsukai naują video. Be žuvies negrįšim. Be žuvies negrįšim. Dar šiandien gal grįšim, bet šį savaitgalį tikrai bus žuvies. Tai sveiki, užsukai naują video, tradicinis joninių savaitgalis. Važiuojam. Atsirėm kažką? Nu, tipo, kad nereiktų man ant krūtinės, aš galiu apsukti kitą pusę, žinai. Galiu šitai pasifilmuoti. Kaip jautis, kaip 300 iš tada. Nuo 300 čia vėliakas būtų. Vėl nuėjau pasikonsultuoti su žvejybos reikmenis. Turėjau tokį norą joniniam pagauti šamą, bet sako, nu realiai, šansų mažai. Tai, žodžiu, šio savaitgalio tikslas pagauti kokią didesnę lydeką, bet aš neprarandu tikėjimo, kad gali būti ir šamų. Žiauriai norėčiau, žinau, kad prie šitą ežerą jų yra, tai būtų labai smagu. O kai bus, pamatysite video. Tai žodžiu, rekomendavo, sako, geriausia lydekai yra patikrinti Savage Gear guminukai. Sakau, kokia spalva. Sako, negali žinot. Pasiėmiau biškį pasibandymui. Turiu keletą ir mažesnių, bet manau pagrindas bus šitas, su kuo bandysim žvejoti. Spurtę turėjau. Andovkas meškerės. Sako, jums pramesko. Ova, nu atsidarimas andovkas meškerės. Jums galą. Ova. Gerai, gerai tai. Atsidarimas įvyko ir pabėgo. Iššoko iš rankos. Vieną metimuką, davai. Lemba, nesupratau kaip dirba, davai, antrą dar praėjau. Neprikol. Viena lydekaitė, Dovydas 2 ešeriukus. Užsimetėm pavelkiauti atgal į stovyklavietę. Šiandien atsidarimui bus gerai. Nu ką, 7 ryto, bet dienos dar ne karštos, tai gal ir labai nevėluojam. Dar išplaukti. Rytinė žvejyba, kol dar visi mėgo. O žvejai ligonį kelias anksti. Turiu. Pirma velkiaujant. Nedidukė, bet vėlgi šiaip biškį didesnė už praeitą. Bet, žodžiu, nu smagu. Dovkė irgi kažką turi. Nu, salto daro. Nežinau, ar čia matysis. Bandau priplaukti arčiau. Eik, eik. Aš mačiau, kai iššoko. Nu. Bet gerai, viens po kito iš karto. Greitai. Nu va, galvojau, reikia dar pabandyti su mepsiuku ir dar viena lydekaitė. Nieko kažko labai ypatingo, bet still fainai.
Jei! Šitas neblogas, tokia nuotrauka pasidaryti. Bet va, vėl velkiaujant. Pukšt. Šiandien be jokių čia rytinių dengimų. Iš karto pradedam rytą. Vėliau jau beveik 9. Bet šiandien norėjęs pamiegot. O išsimegojus, patikrinsim, ar lydekas dar maitinas. Spėčiau jau bus papusryčiausias, bet matysim. Žodžiu, kol kas kažkaip viską bandau ir su gumom, ir savo tradiciniu mepsiuku. Šiandien tai iš viso nieko nepagaunam, bet žvejybos reikmenis dar šiaip parekomendavo blizgių. Nesu, kad labai daug žvejiočiau su blizgiam, tai pagalvojau, paklausysiu rekomendacijas, pabandysim, pasižiūrėsim, galbūt tai yra tas masalas, su kuriuo noriu pagauti šį kartą didžiulę lydeką. Turiu lydekaitę ant blizgės, labai mažytę. Ir realiai neturiu laikikalio, nieko čia pasiėmęs, taip išėjau biškį keletą metimų padaryti. Vėl turiu ir dar vieną lydeką. Vėl panašiai. Vis tik blizgė veikianti, ne? Oho, kokia. Smagu, kad viena kita papuola. Laukiam didesnės. Turiu ir man atrodo geresnė. Jas nebloga lydeka, tik atsikratyk dabar. Eik, tu pabėgo. Fucking hell. Nebloga šita buvo. Gal sublizgė. Nu, o dabar einam panardyt. Pasižiūrėsim, kaip ta žuvis gyvena iš arčiau. Berapa? Gara-gara dah. Rồi à. Xem rồi cái file mấy. Pradžiai dar buvo. Va. Nu, tom baimės jau apkaprasti, beveik kaip patiktis per būdą. Po to biškai pribėgdavo tokių, žinai, vadina, kartai tiek, vienose, tokių buvo porą, o ir visai normaliai, po to važiuoji, tu metite pralaitė. Įmerkiau batą. Šiandien buvo planuota atsikelti anksti, bent vieną dieną, bet labai sunku vakarę nueit anksti nuo laužo ir anksti atsikelt. Tai po 7
irgi gana anksti. Išplaukiam dar vienam rytui. Vanduo šiandien atrodo ramus. Porą valandų be laimikio ir pagaliau kažką Dovydas sakė mažą turiu. Žiūrim, ką ten ištrauks. Ir dekaitė, ne? Na. Nu, bet vis tiek. Žuvys yra. Nedidelė lydekaitė. O aš kol kas niekau. Kažkaip sunkus labai rytas, nieks neina. Pabandom ant durniaus numes pagaliau. Bet tai taip, aš tik patraukinėjau. Nelabai, neatrodo taip, kad būtų labai didelė, bet... Prieš. Ja. Nu, pasirodyk. O, brolytė, kaip tenka. Nematau dar. Jo, lydeka kokia. Dovka, net nežinau, kaip išimti ją. Brolyti. Tu net norėsi pasimatuoti, jeigu pavyks ją ištraukti. Čia bus rekordas, man atrodo. Kaip tenka, aš visas nedrebu. Ką? Tu, aš visas drebu. Čia rekordas, žiūrėjau. Belia koks. Kai vynioja, tai nesutrita. Jo, jo. Aš visas drebu, žinok, Dovka. Už pala, gal reikia... Eik, atsikabino. Nuplyšo tas. Eik, tu. Bet kokia. Bet tai vis tiek. Eina, mes. Dviejus pusės, aš tai visas gal šlapas. Sorry, blemba, va ir neturim tinklelio. Ir... Atjo. Eina, kokia gera. Zaibys, kad ir tu matei, blemba, nebus, žinai, čia tokio, kad... Wow, blemba, gaila, neturiu nuotraukytas, bet pagaliau jau kažkas rimtesnio, fainesnio. Wow, bet tai nuplyšo, tipo, per... Eik. Nes taip sunku vertinti, blemba. Nu, kokią... Sakau, mano nuomonė kokia 8 buvo. Svorio tai aš... Plius. Manai plius, ne? Manau, tarpdavį kažkas gal net per 9. Gal dabar atrodo virš 9. Nu, bet fainai, va, toks pirmas, žinai, kur jau tempia žemyn, taip. Viską. Bet va, be tinklelio, tai, nu, niekaip čia neįsikelts tokios. Tai viskas, tinklelį tai jau tik pritraukė, jau būčiau už Taip. tinklelį ir ištraukęs. Nu ką, paskutinis rytas, panašu, kad šiandien jau nebeplauksim, eisim toj viską pakuotės, tai vis galvoju apie tą vakarykštę lydeką. Blemba, nu, kaip ir gaila, labiausiai gaila, kad aš jos nenufilmavau, nes jau norėjau imti kamerą, galvoju, įsikelsiu, pasidarysiu nuotrauką, pasimatuosiu. Nei pasimatavau, nei pasidariau nuotrauką, o kas svarbiausia, net
nepasukau kameros pafilmuoti, tai biški dėl to liūdna, bet šiaip, nu, smagus buvo kibimas. Žodžiu, einam pakuotis. Ar salėta, ar vėjata, rožėmas į smagę puotą, va tai tau špygą dalgota, kad nebūtų padaluota. Oi, Tu kur? Durna? 3,5. Galeka. 3,5 galit iš karto sverti, jeigu turit. Reikia nusvalti gerai, bet tu kaip pagalvau. Čia, aš pagalvoju. Ta grėblį dar.